Per daug traderių perka vien todėl, kad kažkas atrodo pigu, arba parduoda vien todėl, kad atrodo brangu. Kainai nerūpi, ar kažkas pigu ar brangu. Kainai rūpi kryptis. Laukimas, kol gausi patvirtinimą, padeda tau išlikti vienoje linijoje su ta kryptimi. Tai apsaugo tave nuo sandorių, kurie dar nėra pasiruošę, ir nuo nuostolių, kurių išvis neturėjo būti. Argi ne lengviau laikyti poziciją, kai rinka pati atlieka sunkų darbą? Kai kaina įrodo, kad esi teisus, tavo pasitikėjimas ateina iš faktų, o ne iš vilties. Tau nebereikia patvirtinimo iš kitų. Tau nebereikia tikrinti kiekvieno kainos judesio. Trendas kalba pats už save. Tada treidinimas tampa paprastas. Nelengvas, bet paprastas. Tu lauki. Įeini. Valdai riziką. Ir leidi rinkai toliau įrodinėti tavo sprendimą su kiekviena nauja žvake, su kiekvienu aukštesniu dugnu, su kiekvienu švariu breakoutu, kuris turi tęstinumą. Tai sustiprina supratimą, kad kantrybė nebuvo dvejonė. Tai buvo pasiruošimas. Pasitikėjimas turi ateiti iš duomenų, ne iš to, kaip stipriai tu jauti sandorį. Jausmai keičiasi su kiekvienu tiku, bet grafikas išlieka sąžiningas. Aš išmokau labiau pasitikėti tuo, ką kaina jau padarė, nei tuo, ką aš galvojau, kad ji galbūt padarys toliau. Ar esi pastebėjęs, kai pasitikėjimas pastatytas ant emocijos dingsta tą pačią sekundę, kai rinka pajuda prieš tave? Kai tavo pasitikėjimas ateina iš duomenų, tau nereikia ginti savo pozicijos. Tu jau žinai, kodėl esi sandoryje. Tu matei trendą. Matei apimtį. Matei kainos elgesį prie svarbių lygių. Toks pasitikėjimas yra tylus. Jis neskuba. Nesigiria. Jis tiesiog laukia, kol kaina elgsis taip, kaip tikėtasi. O jei taip neįvyksta, tu pasitrauki be dramos. Rinka visur palieka pėdsakus. Aukštesnės viršūnės, aukštesni dugnai. Švarus breakoutai. Negilus atsitraukimai. Tai faktai, ne nuomonės. Kai sprendimus remi tais faktais, tavo pasitikėjimas tampa stabilus. Tu nebespėlioji. Tu reaguoji. Argi ne lengviau išlikti disciplinuotam, kai tavo logika aiškiai parašyta grafike? Traderiai, kurie remiasi nuojauta, dažnai supainioja viltį su įsitikinimu. Duomenys tą painiavą pašalina. Jie pasako, kada būti kantriam ir kada veikti. Jie taip pat pasako, kada klysti. Tai nėra silpnybė. Tai apsauga. Pasitikėjimas paremtas duomenimis leidžia priimti nuostolius be abejonių savimi, nes procesas buvo teisingas, net jei rezultatas nebuvo toks, kokio norėjai. Aš pasitikėjau sandoriais ne todėl, kad jaučiausi drąsus, o todėl, kad įrodymai sutapo. Kai keli ženklai rodė tą pačią kryptimi, dvejonė natūraliai išnykdavo. Nebereikėjo priverstinai ieškoti tikrumo. Grafikas jį suteikdavo. Toks pasitikėjimas nepadaro tavęs neatsargaus. Jis padaro tave selektyvų. Laikui bėgant, tai pastatytas pasitikėjimas kaupiasi. Tu pradedi atpažinti pažįstamus modelius. Suprasti rinkos ritmą. Nustoji reaguoti į triukšmą ir pradedi fokusuotis į struktūrą. Kiekvienas sandoris tampa dar vienu duomenų tašku didesnėme disciplinuotų sprendimų įraše. Ir tas įrašas tampa tikruoju tikėjimo savimi šaltiniu. Tokio tikėjimo, kuris nedingsta per dramdowną. Tokio, kuris išlaiko tavo pozicijos dydį protingą ir tavo laiką kantrų. Tokio, kuris leidžia ramiai sėdėti pozicijoje, kol kaina dirba savo darbą, nes tu nesiremi nei optimizmu, nei baime. Overtradingas yra užmaskuotas nekantrumas, o nekantrumas sugadino daugiau sąskaitų nei bloga analizė kada nors galėtų. Dauguma traderių nesupranta, kad jie overtradina, nes tai jaučiasi kaip pastanga. Tai jaučiasi produktyvu. Mygtukų spaudinėjimas sukuria kontrolės iliuziją.
Bet paklausk savęs, ar tu prekiauji todėl, kad rinka siūlo galimybę, ar todėl, kad negali pakęsti laukimo. Rinka didžiąją dalį laiko nedaro nieko ypatingo. Ji juda, taip, bet reikšmingos galimybės yra retos. O vertradingas kyla iš atsisakymo priimti šią tiesą. Kai traderis jaučia poreikį visada būti rinkoje, tai dažniausiai reiškia, kad jis bando priversti pelną atsirasti, vietoj to, kad leistų jam ateiti. Aš anksti supratau, kad noras prekiauti nėra tas pats, kas priežastis prekiauti. Nekantrumas pasirodo tyliai. Iš pradžių tu pradedi imti vidutiniškus setupus. Tada pereini prie sandorių be patvirtinimo. Ir netrukus jau reaguoji į kiekvieną kainos krustelėjimą, supainiodamas triukšmą su signalu. Argi neįdomu, kad kuo daugiau sandorių darai, tuo mažiau aiškus tampa grafikas. O vertradingas sekina kapitalą, bet dar svarbiau, jis sekina dėmesį. Kiekvienas nereikalingas sandoris palieka emocinį likutį. Nuostoliai skaudina. Maži laimėjimai išpučia pasitikėjimą. Ir staiga tavo sprendimas jau nebėra švarus. Pavargęs protas negali tinkamai skaityti grafiko. Geriausi sandoriai reikalauja aiškumo. O aiškumas atsiranda tik tada, kai esi selektyvus. Aš niekada nepasitikėjau traderiu, kuris gyrėsi aktyvumu. Profesionalai, kuriuos gerbiau, daugiau laiko praleisdavo stebėdami nei veikdami. Jie laukdavo, kol sąlygos sutaps. Jie žinojo, kad kantrybė nėra neveiklumas. Tai pasiruošimas. O vertradingas tą pasiruošimą praleidžia. Jis pakeičia discipliną skubėjimu. Kai sulėtini tempą, pradedi matyti, kiek mažai iš tikrųjų reikia daryti. Vienas geras sandoris gali būti vertingesnis nei 10 vidutinių. Mažiau sprendimų reiškia geresnius sprendimus. Tu nustoji vytis ir pradedi pozicionuotis. Argi nelogiška, kad susivaldymas pagerina timingą? Rinka neapdovanoja už užimtumą. Ji apdovanoja už tikslumą. Kiekvienas nereikalingas sandoris padidina klaidos tikimybę. Prekiaudamas mažiau, saugai ne tik kapitalą, bet ir savo mąstyseną. Tu išlieki šviežias. Išlieki objektyvus. Išlaikai pasitikėjimą paremtą procesu, o ne impulsu. Ir pradedi suprasti, kad laukimas nėra prarastas laikas. Tai yra darbo dalis. Tylioji dalis, kur stebėjimas pakeičia veiksmą, kur kantrybė kaupia spaudimą, kur tikrasis pranašumas susiformuoja dar prieš pateikiant bet kokį orderį. Kol kiti išsekina save įeidami ir išeidami iš sandorių, kurių išvis nereikėjo imti. Dideli pinigai ateina po suderinimo, ne prieš jį. Dauguma traderių bando šią dalį praleisti. Jie nori dydžio pirmiausia, o patvirtinimo vėliau. Tai atvirkščiai. Aš niekada nespausdavau pozicijos tol, kol viskas nesutapdavo – trendas, laikas ir pats kainos elgesys. Iki tol likdavau mažas ir stebėdavau. Argi nelogiška palaukti, kol rinka pakvies tave į vidų prieš įsipareigojant rimtam kapitalui? Suderinimas prasideda nuo bendros rinkos. Jei banga netinkama, net geriausiai atrodanti akcija sunkiai judės. Aš išmokau tai gerbti. Kai rinka trendina, sandoriai turi erdvės veikti. Kai rinka chaotiška, dydis tampa našta. Dideli pinigai neuždirbami kovojant su sąlygomis. Jie uždirbami judant kartu su jomis. Tada yra pačios akcijos suderinimas. Kaina turi elgtis teisingai. Ji turi laisvai judėti tavo kryptimi, konstruktyviai sustoti ir tęsti judėjimą be dvejonės. Kai akcija iš tikrųjų suderinta su trendu, ji jaučiasi kitaip. Mažiau pastangų. Mažiau pasipriešinimo. Tu nenuolat tikrini, nesijaudini ir neieškai paaiškinimų. Ar pastebėjai, kaip lengva laikyti poziciją, kai kaina su tavimi sutinka? Yra ir vidinis traderio suderinimas. Tavo rizika turi atitikti tavo temperamentą. Tavo pozicijos dydis turi atitikti tavo aiškumą.
Kai spaudi sandorius arba jautiesi skubinamas, suderinimas jau sulaužytas. Dideliems pinigams pirmiau reikia kantrybės, o tik po to drąsos. Aš niekada negalvojau taip, kad vienas sandoris turi mane praturtinti. Aš galvojau apie tai, kaip būti idealiai pozicionuotam tada, kai ateis tinkamas momentas. Tas momentas nepasiskelbia garsiai. Jis ateina tyliai, po savaičių laukimo, po daugelio mažų testų, po to, kai rinka vėl ir vėl patvirtina tavo skaitymą. Kai viskas susiderina, spausti sandorį neatrodo neatsargu. Tai atrodo logiška. Beveik neišvengiama. Tada dydis dirba tau, o ne prieš tave. Bet suderinimo negalima paskubinti. Jį reikia užsitarnauti per stebėjimą, susivaldymą ir pagarbą rizikai. Rinka nusprendžia, kada suderinimas egzistuoja, ne traderis. Tie, kurie tai supranta, nustoja vaikytis galimybės ir pradeda joms ruoštis. Jie žino, kad tikri pinigai neuždirbami veikiant anksti. Jie uždirbami veikiant tiksliai tinkamu metu, kai visos dalys jau yra savo vietoje, o vienintelis likęs dalykas – sekti tai, ką rinka aiškiai parodė grafikė. Dydis turi sekti tikrumą, o ne pasitikėjimą. Nes pasitikėjimas yra pigus, o tikrumas yra uždirbamas. Mačiau per daug traderių, kurie stiprų jausmą supainiojo su stipria pozicija. Jie gerai jaučiasi dėl idėjos, todėl užsikrauna per anksti, dar prieš rinkai ką nors pasakant. Bet ką vienas pasitikėjimas kada nors įrodė? Rinka nereaguoja į tai, kaip stipriai tu jautiesi. Ji reaguoja į tai, kas iš tikrųjų vyksta. Tikrumas ateina iš įrodymų. Jis ateina iš kainos, kuri elgiasi taip, kaip turėtų. Iš trendų, kurie laikosi. Iš negilių reakcijų. Iš judėjimų, kurie nueina toliau nei tikėtasi. Kol šie dalykai nepasirodo, pozicijos dydis neturi jokios teisės būti didelis. Traderis, kuris pradeda dideliu dydžiu, dažniausiai bando priversti tikrumą atsirasti, vietoj to, kad jo palauktų. O rinkoje priversti bet ką yra brangu. Kai prekiauji mažai, tu nusiperki informaciją. Tu nepaskelbi, kad esi teisus. Tu užduodi rinkai klausimą. Jei atsakymas palankus, tikrumas auga natūraliai. Tada dydį galima didinti be streso. Argi nelengviau pridėti prie pozicijos, kai rinka jau juda tavo naudai, vietoj to, kad tikėtumeisi, jog ji tai padarys? Pasitikėjimas dažnai kyla iš ego arba nesenų laimėjimų. Tikrumas kyla iš suderinimo. Vienas yra emocinis, kitas faktinis. Problemos prasideda tada, kai traderiai sukeičia eiliškumą. Kai jie pirmiausia stato didelį dydį, o įrodymų ieško vėliau. Tada jie jau įstrigę. Jie negali mąstyti aiškiai, nes per daug pastatyta ant kortos. Aš visada tikėjau, kad dydis yra pasekmė, ne priežastis. Tu neprekiauji dideliu dydžiu tam, kad sandoris taptų teisingas. Tu prekiauji dideliu dydžiu todėl, kad sandoris jau įrodė save. Šis skirtumas išlaiko tave kantrų, išlaiko disciplinuotą, išlaiko gyvą. Rinka yra dosni, kai ją gerbi, ir negailestinga, kai to nedarai. Leisti tikrumui vesti reiškia išlikti vienoje linijoje su realybe. Tai apsaugo nuo neatsargių sprendimų, užmaskuotų kaip įsitikinimas. Laikui bėgant, toks požiūris pakeičia tai, kaip matai galimybės. Tu nustoji vytis ir pradedi laukti. Nustoji bandyti padaryti įspūdį rinkai ir pradedi jos klausytis. Tavo sandorių tampa mažiau, bet jie tampa reikšmingesni. Tavo rizika tampa kontroliuojama, o ne emocinė. Ir tavo augimas tampa stabilus, o ne dramatiškas. Pastatytas ant vieno patvirtinimo po kito. Kiekvienas jų prideda šiek tiek daugiau tikrumo, šiek tiek daugiau aiškumo, šiek tiek daugiau priežasties didinti dydį. Bet tik tada, kai pati rinka jau atliko sunkiausią darbą, įrodė, kad esi teisus.